kokių ligų atsirado. Ir vaikai, ir visi ligų turim, bet vieni kitiem bendrom jėgom padedam. Parkinsoną tai jau labai stipriai, jau 3 metai bus. Sakė, kad išgydyti neįmanoma, tik pristabdom su vaistai. Viskas lėčiau gaunasi namie, tai po biskį. Nes kada išėjau iš darbo, turėjau išeiti, nes nepakeliu rankos. Mažin Sandra nemato, įgimtas akių susirgymas, bet paskui jau toliau prastin tas regėjimas, jos ir visai dabar nemato. Nedamatė nuo gimimo. Mes vieni kitiem, tai sesuo, kur biski, kur ko reikia parnešti, kokių prekių, produktų, kokių susakai, ko parneša, nes rankose jėgos nėra. Mano visai pritrūksta. Šitą šeimą pažįstu, va čia atėjau neseniai dirbti ir mes su šitą šeimą pabendraujam. Jie labai dažnai ateina į seniūniją, būtent ateina pas mus socialinės, labai mėgsta bendrauti, pasakoti, dalytis įspūdžiai. Iš tiesų šita šeima labai religinga, nes kiekvieną sekmadienį galim rasti juos bažnytėlėje. Ta liga atsirado per patyčias. Per daug tų patyčių buvo mokyklose, ant vyrėjo bandžiau mokytis, bet per daug patyčių neatlaikė nervai, užėjo ta liga. Nustatė daktarai, kad kažkas tokio, kaip psichozė arba šizofrenija, viena iš šitų ligų. 23 ar 24 metai buvo. Bet jau seniai. Bet aš nepasidaviau vis tiek tai ligai. Kaip čia atsikraustėm į šitą namą gyvent, man visas gyvenimas pasikeitė. Aš čia daug ko išmokau. Išmokau branginti savo turtą, branginti savo draugus. Išmokau džiaugtis tuo, ką davė Dievulis. Aš laimingas žmogus, nes turiu svajonę. O aš vaikystėje svajojau tapti žymiu mokslininku. Stengiuosi tai ligai nepasiduoti. Yra toji liga, bet stengiuosi tai ligai nepasiduoti. Skaitau knygas. Kompiuteriu irgi biskį moku naudotis, bet stengiuosi viskų domėtis, kas gerina sveikatą, kad nepablogėtų sveikata, stengiuosi viskų domėtis. Irgi tas pats tyčiojasi. Kad nemato, tai išgėrė visą buteliuką vaistų, vos nenumirė. Bus geriausia. Kairė visai nematau, dešinę jaučiu, kad jelapsta. Cukralgę turiu, epilepsiją. Paskiau negirdžiu. Jau 7 metai pažįstu šią šeimą. Iš tikrųjų, jų likimas nelepino, bet jų stiprybė yra vienybėje. Mantas visada dalyvauja mokyklos spektaklyje, tai jau nuo ankstyvo pavasario jisai mane kviečia visada dalyvauti, pasakoja, kaip jam, kokius vaidmenis atliks, kaip jam sekasi. Labai bendraujantys žmonės ir tai iš tikrųjų norisi palinkėti, kad jiems to vienybės, tos stiprybės bendravime nepritrūktų. Kas atrodo neįmanoma, bet viskas įmanoma išmokti. Kol gyvas, viskas įmanoma.